Labas rytas, su jumis vėl sveikinasi laida Ateities kompasas ir aš jos vedėjas Paulius Žigas. Ir šį pirmadienį vėl pristatome dar vieną naują Vilniaus universiteto bakalauro studijų programą ir šiandien mes pašnekėsime apie aplinkotyros ir aplinkosaugos bakalauro studijų programą. Ir šiandien pas mumis laidoje yra du pašnekovai, tai yra daktaras Justas Kažys ir daktaras Arūnas Samas. Sveiki. Labą. Sveiki. Kaip laikotės? Šalta? Šalta. Pirmadieniškai? Jau nebesat pirmi pašnekovai, kurie šitą dalyką paminė. Tai galim iš karto pradėti, kas yra ta aplinkotyra ir aplinkosauga, kaip paaiškintumėt būsimam studentui? Tai iš tikrųjų studijų programa, kuri yra orientuota į studentus norinčius pažinti aplinką, kurioje mes gyvename visų pirma. Ir antra, tai yra studijų programa orientuota spręsti problemas, šių dienų problemas, kurios supa mūsų tą aplinką, kurios yra stinkamos savo aplinkoje, tai yra tarša, įvairia pusė tarša, pradedant cheminėmis medžiagomis, baigiant akustinę šviesos taršą, kartu įtraukiant ir gyvus organizmus, tiek jų reakcijas, tiek jų poveikį tai aplinkai, kurioje gyvenam, tai yra invazinės rūšys ir taip toliau. Tai yra tokia plati studijų programa, kuri apima tiek negyvąją aplinką, tiek gyvąją aplinką. Prieš laidą kalbėjome, kad paklausėte ateisių studentų arba tiesiog mokinių, kurie nori susipažinti su šitą studijų programą, kas yra ekologija. Tai ar dažnai būna, kad ir studentai atėję nelabai žino, kur čia pateko ir reikia paskirti tuos pirmus įvadinius metus vien, kad išsiaiškintų tuos basicus programos? Tai tie pagrindai mokykloje yra duodami, galbūt tik jie neakcentuojami. Tai čia yra didžiausia problema ir tas neakcentavimas priveda prie to, kad atėję studijuoti išgirsta žodį ekologija ir pagalvoja, jog čia studijuos sveiką gyvenimo būdą. Kas tai yra tik labai nedidelė dalis to, ką ekologija apskritai reiškia. Tai va, aišku, skaudžiausia, kai mokytojai atsako šitaip, o ne moksleiviai, ir tada supranti, kad tų žinių trūkumas persiduoda moksleiviams ir mes turime su jais dirbti pirmaisiais metais. Bet aš manau, kad tai yra labai sveikintina kažkuria prasme, kad mes galim pradėti ir formuoti, ar ne, tą požiūrį į ekologiją ir apskritai. Vėlgi du žodžiai, vėlgi dvi skirtingos lyg ir disciplinos, bet apjungia ir gyvą ir negyvąją gamtą ir ta aplinka matoma labai taip plačiaja prasme, ko anksčiau nebūdavo. Ne, aš pats kažkada mokiausi gamtos mokslų fakultete ir turbūt ne tik aš, bet abu mes, ar ne? Ir tokios programos jungtinės, kuri jungtų ir gyvą ir negyvąją gamtą, niekada taip ir nebuvo įvykę. Tai labai džiugu, nors dabar mūsų pastatai yra skirtingose Vilniaus vietose, bet užtat turim nuostabią programą. Na, turėjome mes prieš aplinkotyros ir aplinkosaugos programą, ekologijos programą, kuri iš principo irgi tyrinėjo panašias problemas, bet ji buvo orientuota galbūt labiau į tą biologinę pusę. O dabar mes turime aplinkotyros programą, kuri labiau orientuota yra fizinė pusė. Tai va, taip pat tokie esminiai skirtumai ir kitas, va, kaip Justas minėjo, iš tikrųjų studijų programa yra prižiūrima, vedama dviejų institucijų, tai yra dviejų fakultetų, galime pasakyti šitaip, tai yra chemijos ir geomokslų fakulteto ir gyvybės mokslų centro. Tai va, tai specialistai šitoje vietoje mes turime specialistus tiek iš chemijos ir geomokslų, tiek iš būtent ir gyvybės mokslų centro. O kom tada būtent šitoje studijų programoje įgauti įgūdžiai gali padėti gyvenime? Be abejo, yra supratimas apie visas vykstančias problemas gamtoje ir visą mūsų pasaulį, bet kokie dar įgūdžiai yra įgūnami? Turbūt sunku tai būtų trumpai pasakyti. Programa didelė, plati, aplinka yra begališka ir neįvairi, bet aš manau, pirmiausia, ką ir Arūnas minėjo, tai yra tą tokį holistinį ir visapusišką požiūrį į pasaulio supratimą. Užsiminėm biologiją, užsiminėm ir apie fizikinius procesus, bet nereikia pamiršti, kad ir cheminių dalykų yra labai nemažai. Tai yra visa ta gyvosios ir negyvosios gamtos samprata ir yra išnagrinėjama detaliai, bet kartu pateikiama kaip visuma. Mes pats esu baigęs dar fizinės geografijos studijas, tai man irgi atrodo tas labai atvėrė tokį gebėjimą matyti pasaulį ne tik tai kaip
iš fiziko, matematiko akių, bet ir iš tokio gamtininko ir plačiai. Tai aš manau, kad visa šita programa kaip tik tai ir daro, kad mes ne tik tai specialiai ar ne stengiamės studentus vaikyti iš vieno fakulteto į kitą, bet labiau, kad tai duoda ar ne ir supratimą apie pasaulį. Man tai atrodo yra pats didžiausias turtas, kurį galima iš tos programos tokio gal netgi kaip dvasinis netgi išsinešti. Gal Rūnai papildysi kažko. O kaip jūs minėjo, kad ta studijų programa yra labai plati, apima labai daug skirtingų sričių ir aš tas sritis visada vadinu taškiukais. Ir būtent toj studijų programai mes mokom tuos taškus apjungti. Ir netgi kai kuriais atvejais atrodo, kad, tarkim, du dalykai, kurie yra vienas nuo kito, atrodo jau per 1000 kilometrų ir tarp jų stovi trečias dalykas, ar ne, pusiaukelį. Ir tas trečias padeda apjungti tuos du labai nutolusius ir tada ir netgi po to tu supranti, kad jau tuos labai nutolusius dalykus gali sujungti tiesioginę liniją ir surasti tų sąlyčio taškų tarp jų. Tai studijų programai mes mokom to kompleksinio mąstymo, kritinio mąstymo, apjungiant žinias iš skirtingų studijų dalykų. Užsiminėte, kad daug yra problemų sprendimo. Ar studentams pavyksta išspręsti tas gamtos ekologinės problemas studijuojant, ar tai yra vis tiek atliekami kitokie kažkokie darbai? Tai studijuojant iš tikrųjų jie, kuomet klausosi dėstomų dalykų, man labai patinka nušvietimo momentai pas studentus. Kai tu du dalykus sujungi į vieną ir tada akis išsiplečia ir supranta, wow, ir tada aš jau žinau, kaip tą panaudoti praktiškai ir ne tik jau šitoje vietoje, bet aš galiu panaudoti kažkur kitur, nes žinau, kaip čia jau sujungta yra, vadinasi, kažkur panašiai galime sujungti ir kitur. Arba du dalykus galima tikrai apjungti per kitoje vietoje ir gauti tą patį rezultatą arba to, ko mes tikimės. Aš tai vėlgi bandau lyginti irgi su paties studijomis, kai buvo, tai tas apjungimas, kurį Arūnas minėjo, turbūt atkeliavo tik tai jau magistro studijose, o čia aš jaučiu, kad visą tai galima padaryti daug kokybiškiau ir greičiau, ar ne, tas greičiau tokia iš gerosios pusės, ar ne, kad jau, ar ne, baigus bakalauro studijas, tu sugebi spręsti tam tikrus klausimus. Minėjai, ar ne, ar viską tai įmanoma išspręsti tik studijom, be abejo, ne, žinių, kadangi daug yra tarpdisciplininė programa ir tam reikia, ar ne, laiko skirti, kad visą tai sudėti, sujungti, tai turbūt jau vis tik daugiau sprendimai atkeliauja magistro ir kitose lygmenyse, bet be abejonės turim nuostabių pavyzdžių ir iš bakalauro, kurie aktyviai jau pradeda spręsti aplinkotyros ir aplinkosaugos klausimus dar studijuodami, ar ne, net vos ne nuo antro kurso netgi aktyviai įsijungia į bendruomenės veiklą. Na ir šitoje vietoje aš manau, jeigu mes jau išmokytumėm jos spręsti problemas bakalauro studijose, mes gyventumėm tokioje aplinkoje, kad tų problemų neturėtumėm. Na taip, be abejo, suprantama, kad taršos problemos neišspręsi visam pasaulyje. Taip. Ir ne tik visam pasaulyje, ir regioniniu mastu. Tų problemų yra daug ir tos problemos jos atsikartoja visam pasaulyje, tendencijos yra tos pačios, bet mes vis tiek nesugebame jų išspręsti net ir baigę bakalauro studijas. Tai tam reikia tikrai gilintis ne vienerius metus ir dešimtmečius, kad suprastum mechanizmus ir galėtum tada jau pereiti prie praktinio taikymo ir problemų sprendimo. Šties, nes dar pridėsiu galbūt apie tas problemas, kodėl, ar ne, ypač dabar gyvenant tokiam labai didelių krizių ir kaitų laikotarpyje, ar ne, nors mes turim fundamentalias žinias, bet daug dalykų atsiranda visai iš naujų kampų, ar ne iš naujų pasaulėžiūrų, dėl to viską, ar ne, atrodo, kažką tik bandai išspręsti, tuoj žiūrėk, atsiranda naujų iššūkių, tai turbūt tai nesibaigiantis procesas ir irgi tai yra gal perspektyva gera ir patiems studentams, kad ar ne, niekad nepritrūks to, ką galima tyrinėti ir bandyti apsaugoti. Ar tai būtų tarša, ar būtų ir kitos tyrimo sritis. Tai puikus to pavyzdys tos pačios vėjo jėgainės, ar ne? Tai turėjo būti panacėja, kuri išgelbės mus nuo aplinkos taršos deginant iškastinį kurą, ar ne? Pradėjom statyti vėjo jėgainės, susidūrėm su kitom problemom. Biologinės įvairovės trikdymas, rūšių nykimas, populiacijų mažėjimas, migracijos trikdymai ir taip toliau. Toliau vėjo jėgainės jos nestovės 100 metų. Po 20, po 30 metų kažkur jas reikės padėti, nes jos susidėvės fiziškai. Šiuo metu dar nėra technologijų, kurios leistų perdirbti, pavyzdžiui, vėjo jėgainių mentis ir panaudoti jas antrą kartą arba gaminti produktus, žodžiu, iš tų menčių. Tai
atrodo, spręsdami vieną problemą mes sukūrėme kitą problemą, kurios sprendimo ieškosime po 15-20 metų. Ir mūsų bakalaurai ieškos, taip. Tai gerai, bet toks įsitraukimas jau yra daugmaž nuo antro kurso, o pirmas kursas yra skirtas įvadui tokiam pasikartojimui ir žinių sulyginimui po mokyklos atėjusiams studentams. Ir ne tik, iš tikrųjų, turime ne tik bendruosius universitetinius dalykus, bet jau turime ir studijų krypties dalykus, žodžiu, turime ir ekologijos pagrindus, tai yra išplėstinį kursą ekologijos, ką mes mokykloje, pamenu, aš turėjom, gal buvo 3-4 pamokos ekologijos mano laiku. Tai va, tai čia jau mes turime visą semestrą, tai daugiau paskaitų, daugiau medžiagos, daugiau informacijos, paskui vykdomi yra tam tikri pakeitimai studijų programoje, vieni dalykai iš vieno semestro keliauja į kitą, tai va dabar čia naujai stojantiems studentams atkeliaus ir agroekologijos paskaitos truputėlį anksčiau, tai yra truputėlį jau daugiau specifinis dalykas, kuris apjungia bendrosios ekologijos žinias, apjungia kartu ir žemės ūkio mokslus ir taip toliau. Tai va, tokius dalykus turi ir anksčiau, ne tik, kad jau 3-4 kurse, tie jau specialybiniai dalykai, kaip mes sakome, tai jie atkeliauja anksčiau, studentas turi galimybės juos pasižiūrėti, juos pačiupinėti. Iš ties, kodėl aš paminėjau tą antrą kursą iš pradžių, dėl to, kad turbūt nuo jo, ne tai, kad jau studentai labai įsijungia, bet jie turi galimybę, nes atsiranda jų pačių mokslinis darbas, ar ne, jie pradeda daryti, ar ne, iš esmės ruoštis netgi savo bakalauro darbams ir tokia pradinė, ar ne, analizė, dėl to aš turbūt labai akcentavau antrą kursą, nors sakyčiau, kad jau nuo pirmo yra be abejo nemažai specialybinių dalykų, ne tik tai bendrųjų ir tai eina ir per kitus semestrus gan tolygiai, ar ne? Ir kadangi programa vis tik tai nėra jau tokia labai senas turinčias tradicijas, mes natūralu, kad ir visos kitos programos tai padaro, bet mums ypatingai dar svarbu keisti vietomis, žiūrėti, kur geriausia ar neįterpti, kur matyti, kad jau dabar reikėtų būtent tai išgirsti, nes vėlgi, jinai yra tarpdisciplininė ir kartais atrodo labai sunku pagauti, ką pirmiau papasakoti ir ne nuo ko pradėti, tai dar aišku, tas tranzicijos procesas labai yra natūralus, bet kartu su studentais augame ir mes, kaip dėstytojai ir kaip programos vadovai. Taip, be to, be mokslinio darbo pradžios antram kurse mes turime ir praktinius darbus, kuriuos studentai vykdo vasaros metu, tai yra išvažiuojamosios praktikos tiek Vilniaus mieste, tiek ir už Vilniaus miesto, tos pačios fizinės aplinkos tyrinėjimas, biologinės aplinkos tyrinėjimas ir panašiai. Papasakok, kaip atrodo tos biologinės aplinkos tyrinėjimas? Na, tai iš principo biota, aš esu iš dalies atsakingas už bioįvairovės tyrimus šitoje studijų programoje. Dirbu su šikšnosparniais, tai mes pavasarį, esant tinkamam orui, su studentais išvažiuojam į Vilniaus universiteto botanikos sodą 2-3 valandoms naktiniam žygiui, pasiklausyti šikšnosparnių, patirinėti šikšnosparnių, pakalbėti apie šikšnosparnius, kuo jie yra svarbus mums, kuo jie yra svarbus gamtiniams sistemoms ir panašiai. Tai vat, kitas dėstytojas važiuoja konkrečiai pakalba plačiau apie augalų pasaulį, apie būtent buveinės, iš ko yra sudarytos buveinės, kaip mes galime klasifikuoti buveinės, tai irgi klasifikavimas vyksta per augalų bendrijas. Tai vat papasakoja apie augalus, žodžiu, ir panašiai. O jo, ta praktika ne tik neapsiriboja tik ar ne biologija, biotos tyrimais, bet kartu yra ir negyvojo pasaulio. Tai yra išvykos prie vandens telkinių, tyrinėjimas vanduo labiau ne tik cheminė, bet ir fizinės savybės. Pavyzdžiui, jeigu upė, tai kaip jinai greitai teka, koks yra pernešamas vandens kiekis ir vėlgi upės dugno reljefas. Aš pats, pavyzdžiui, esu atsakingas už atmosferos, tai yra orų sąlygų poveikį. Mes turim irgi tokią meteorologijos stotis, kurias pasistatome ir žiūrime, ar nelyginame duomenis su studentais vasarą. Tai labai platus tas praktikų laukas, kuriame jau studentai pačiupinėja ar ne įvairias šios studijų programos sritis. Galbūt kažkam labiau patinka viena, kita, bet jie reiškia įgyja žinių ir gebėjimų daug ką suprasti ir suvokti, ar ne, kaip tie atskiri dalykai, po to tie taškai minėti, ar negali susijungti tarpusavę. Aišku, turbūt yra specifika mūsų
programų, kad mes turime vasaros praktiką būtent po antro kurso, bet tai nėra naujiena, ypač studijuojant ir biologiją, ir geografiją. Visos tos studijų programos yra tokios specifinės, kad jos turi vasaros praktikas. Nežinau, gal kai ką tai gali atbaidyti, bet dažniausiai atsiliepimai ir nuo seno savo vasaros praktikas, atsimenu pats kaip vadovas, labai yra teigiami iš pradžių, nes tai padeda ir dar pačiam kursui susilipinti ir tapti tokiu tvirtu branduoliu, ar ne, kartu būnant ne tik paskaitose, bet dar ir kažkokiose tokiose vykdant praktinės užduotis kartu. O tai kiek laiko užtrunka praktika, nes dažnai įvairiose studijų programuose būna nuo 160 valandų, tarkim, iki 200 valandų. Kitur priklauso, jeigu tau praktikai reikia išgauti kažkokį rezultatą, nu, tai tu eini į laboratoriją ir sėdi, kol tu tą rezultatą išgausi, kaip yra šitoje studijų programoje. Šičia aš skaičius ir Laurinas pažiūrės, bet labiau čia yra tokios mokomosios ir kadangi tų dalykų yra daug, tai mes turim turbūt bene ar 7 ar 8 skirtingas sritis ir geomorfologija, tai yra apie žemės sandarą ir biologiniai dalykai ir apie triukšmą netgi sklindantį ar ne miesto sąlygomis ir taršą ir panašius dalykus, tai mes skiriame vidutiniškai po 3 dienas, ar nesakyčiau, kiekvienam dalykui, ar ne, bet susumavus viską gaunasi visai nemažas valandų skaičius, bet tai nereikia, kad sėdi laboratorijoje, taip pakankamai viskas gerai yra suplanuota, kad iš esmės per tą laiką studentas sugeba ir pamatuoti, ir pažinti, ir netgi atsiskaityti už tos dalykus. Aišku, reikia turėti omeny, kad mūsų laboratorijos neguminės, negali ten sutalpinti 30 žmonių vienu metu, tai skirstai grupės, tą laiką padalini srautams ir jos truputėlį išsitėse, bet per tą laiką, kol viena grupė klausosi, kita grupė rengia ataskaitą, atsakinėja į klausimus, ieško informacijos papildomos internete ir taip toliau. O būtent tas informacijos ieškojimas yra mokslinio straipsnio skaitimas, ar yra kažkoks kitas laukas, kur tu būtent turi eiti ir ieškoti informacijos? Tai tiek tas. Tiek reikia pagrysti gautus duomenis moksliniais šaltiniais, tiek galbūt reikia palyginimui nukeliauti į kitą vietą, fiziškai pasimti duomenis, susirinkti ir ten jau vykdyti tos palyginimus. Bet, kaip sakau, tai yra ir mokslinės literatūros paieška, ir dar kartu yra kitų duomenų surinkimas. Dar užsiminėte, kad nuo antro kurso po biškį pradeda ruoštis bakalauro darbams. Pasakykite, gal prisimenate keletą temų, kokios pasitaiko tiems darbams? Dabar kaip tik irgi renkame naują temų sąrašą, ar ne, kaip tik nuo pavasario semestro, čia irgi pristatysime antrakursiams, ar ne, tai labai įvairios, ar ne, pavyzdžiui, mano kolegos Andrejs Spiridonov visada pasiūlo tam tikros paleogeologijos ar ne temas, ar ne, susijusios su praeities geologinių epochų dalykas. Vėlgi, taip pat yra temos susijusios su klimato kaitos aspektais, kas irgi viena iš tokių dabar gal aktualių temų, kuri per visur keliauja, ar ne, tai mes irgi stebim ne tik tai temperatūros, ten kritulių lauko pokyčius, bet svarbiausia gal poveikį kažkokiai vienai ir kitai sričiai. Tai va, tokių tų temų atsiranda labai įvairių, tai čia vien iš negyvojo pasaulio, gal Rūnai ir papildys ar ne? Iš gyvojo pasaulio, ką mes turime invazinės rūšis, konkrečiai invazinius augalus, turime specialistę, kuri dirba su invazinių rūšių išskiriamomis cheminėmis medžiagomis, kurios neigiamai, teigiamai paveikia šalia augančias mūsų vietinės rūšis, ar ne? Turime kitą grupę, kitą mokslininkę, kuri dirba su bakterijomis ir tyria, kaip tos bakterijos reaguoja į vieną arba kitą taršos šaltinį. Toliau turime, aš pats dirbu su žinduoliais, ar ne? Tai tyriu žinduolius skirtingose aplinkose, pradedant šikšnosparniais, baigiant smulkiaisiais žinduoliais, vidutinio dydžio žinduoliais, kaip tarkime šunimis, usūriniais šunimis ir taip toliau. Turime kolegas, kurie dirba su gyvūnų susidūrimui su automobiliais, ar ne, jie tyrinėja dėsningumus, tai čia išvystytas darbų ciklas yra ir disertacija ginama, tuoj bus greitų metų, žodžiu, kuri irgi atkeliavo iš bakalauro studijų, studentė pradėjo bakalauro metu ir tą temą išvystė iki pat doktorantūros. Ja, tai tikrai temų įvairovė ir studentui gilintis į vieną ar kitą dalyką yra
labai daug perspektyvų, ar ne, nes gali, ar ne, su gyvąja gamta, labiau su negyvąja, gali žiūrėti tuos ryšius, vėlgi galimas ir modeliavimas, darbas laboratorijose, kai kada net ir išvykos į gamtą, kai kada labiau ir ne kitokio būdo, ar ne kažkoks pasidėjimas, kam labiau patinka, ar nesėdėti ties kompiuteriu, gali gauti ir tokią temą, kam labiau netgi patinka išeiti į gamtą. Mes labai norėtume, kuo daugiau tų išeinamųjų ir aktyvumo būtų, bet visokių temų reikia ir visokių pasirinkimų. Lyginant man savo studiją su šių laikų studijomis, tai tas mano studijos prieš 15 metų vyko, ar ne, tai grubiai 50-60% studentų savo tyrimus atlikdavo gamtoje, savo baigiamąjį darbą, būtent rašydavo surinkdami medžiagą iš lauko. Tuo tarpu dabar studentų vos 10-15% nori dirbti gamtoje. Visi kiti nori dirbti prie kompiuterio, laboratorijoje. Ta tendencija stiprėja. Vis mažiau ir mažiau studentų nori dirbti gamtoje, bet tie, kurie ateina norintis, jų iš gamtos neiškrapštysi. Nėra čia ta tendencija, kad prisibijo lietingo vasaros orų studentai dirbti būtent gamtoje, ar nedaro įtakos visiškai? Čia, žinokit, labai sunku atsakyti, nes mes nelabai turim teisės klausti studentų, kodėl jūs nenorite į gamtą, bet mes matome, kad kurie nori, jie ateina ir pasako, aš noriu dirbti gamtoje, man reikia temos gamtoje ir viskas tvarkoja. Duodi temų sąrašą, ten tikrai balansas yra tiek su tyrimais gamtoje, tiek su tyrimais laboratorijoje, tiek net ir literatūrinių darbų, tai yra literatūros analizės, vien tik skaitimas, mokslinių straipsnių ir apibendrinimas, išvadų darimas, yra ir tokių temų. Ir jas visas renkasi studentai, bet tiek nemaža dalis būna tų, kurie susiję su laboratorijomis, kur mažai išvykų, kur mažai duomenų rinkimo. Sunku pasakyti, bet turbūt čia bendras toks visuomenės gal nusteikimas, ne tik tai gamtininkų, ar ne? Gamtininkas atrodo pirmiausia ir buvo tas, kuris praleidžia didžiąją dalį gamtoje ir nori ir keliauja ten bet kokiu oru ir bet kokiomis sąlygomis. Dabar turbūt pasaulis apskritai yra šiek tiek skirtingesnis, greit besikeičiantis ir mūsų programa irgi, manau, visai lankščiai prie to taikosi, sakau, nes įvairovė yra ir galimybių atlikti nuostabius tyrimus ir palikti pėdsaką, ar ne? Ir visuomenė yra ir begalė. Minėjau, disertaciją rengiamą, ar ne? Taip, tai atliepia visų studentų poreikius. Tie, kurie ir nori išvažiuoti į gamtą, rinkti duomenis gamtoje, tie, kurie nori būti sėslesni vietoje, dirbti su duomenimis, kurie atkeliauja iš kitų šaltinių, tarkime, iš ministerijos duomenų. Mes turime galimybę dirbti su aplinkos ministerijos duomenimis, su aplinkos ministerijai pavaldžiomis institucijomis, jų duomenimis, žodžiu, netgi yra tokių studentų, kurie tiesiog duomenis susirenka iš šono, patys neišeidami į gamtą, iš kitų institucijų ir dirba ir parašo darbus, juos apsigina. O su išvažiavimu į užsienį pasitaiko tokie, kad ar su Erasmus Plus programa ar kitais būdais išvažiuoja būtent tirti gamtą užsienyje? Dėl gamtos tyrimų, tai sakyčiau, jie vis tiek, tai yra studijos, jie važiuoja studijuoti į užsienį, Erasmusas ir tikrai ne po vieną studentą kiekvienais metais išvažiuoja, jie turi tą galimybę naudojasi. Problemų užskaityti jų studijas užsienyje tą semestrą nėra kažkokių tai sudėtingų problemų, tai, žodžiu, arba būna, kad, jeigu labai jau dalyką pasirenka ne iš tos studijų programos kažkokį tai bendresnį, tai čia jau grįžę tenka išsilaikyti būtent su studijų programa susijusius dalykus, bet tikrai nedaug, sėkmingai jie ten išklauso tos dalykus ir jie yra užskaitomi grįžus. Vis tik turbūt praktikos užsienyje dar toks yra keblus klausimas, bet čia ne tik tai su mūsų studijų programa apskritai, tai yra gan sunkiai derinama. Iš savo patirties šiek tiek iš kitos studijos programų žinau, kad yra keli žmonės, kurie nuvažiavę Erasmus studijas kartu pradėjo atlikinėti savo tyrimą, pavyzdžiui, skaičiavo triukšmą miesto sąlygomis, važinėjo ten, vis tiek gamtoje, išėjimas, ne darbas tik tai kambaryje. Ir po to jau gynėsi netgi ir savo darbą. Pradėję tenai tyrimą, tęsė toliau jį grįžę į Vilniaus universitetą, tai tokių galimybių egzistuoja, bet tai nėra dažna. Vis tik tai yra dažniausiai paketas su teoriniam paskaitom, kurios ir net išklausomos ir užskaitomos, kaip Arūnas sakė. Ir be abejo, studentai mielai renkasi Erasmus studijas, ypač turi
gerai būti studijuojantys studentai, jų ir balai aukšti pakankamai, kad išvažiuotų, kaip ir kitose studijų programuose, bet noro yra ir mes turim partnerių institucijų, kurios mielai priima, su kuriom pasirašę esam sutartis Erasmus ir tikrai tai yra natūraliai ir nuolatinė praktika. Gal pastebėjote kažkokių tendencijų, su kuriomis susiduria studentai atlikinėdami savo tyrimus? Neklauso vadovų. Neklauso vadovų instrukcijų. Būna čia pasitaiko kartais tokių atvejų, tai aišku, kadangi mes pradedame tos savo bakalauro darbus rašyti antrame kurse, antro kurso pavasarį, tai pirmuosius metus, jeigu pasitaiko kokių klaidelių, tai mes juos galime ištaisyti antraisiais metais, kalbant apie duomenų rinkimus, tai nelieka taip, kad studentas būna, nesusirinkau duomenų, paliko mane čia vadovas kapstytis, mes padedam, pamokom, patariam ir kitais metais susirenka duomenys, kurie būna ginami. Aš sakyčiau, kad tai yra turbūt bėdos tos tikrai dažniausiai ar neatsiranda dėl kažkokio nesusikalbėjimo arba studentų nevisiškai supratimo, bet labai norėčiau turbūt akcentuoti tai, kad tikrai mūsų beveik visi vadovai, kiek aš pažįstu, yra labai įsitraukę dirbti su studentais, mes nedirbame su srautais, kurių studentai būna 200 ir 300. Mūsų vis tik studijų programa yra pakankamai kamerinė, nedidukė, tai yra ir vadovas dažniausiai irgi dirba su vienu arba su daugiausia 2 ar ne studentais per srautą, tai yra iš tikrųjų yra didelė galimybė bendrauti ir betarpiškai gauti iš savo dėstytojo, kuris dažnai yra srities ekspertas, visą patirtį ir visas žinias, taip darbą rašo pats studentas, bet bendradarbiavimo ir padėjimo iš mūsų kolegų yra labai daug. Ir kiek aš žinau, tikrai yra nemažai studijų programų, kurios neturi tokio, galima sakyti, prabangos tokios netgi gauti ar ne visą pagalbą ir tikrai būti, ar ne, kad vadovas padeda daug. Ne tai, kad rašo darbą, bet tikrai, jeigu reikia, ar ne, tai aš manau, čia yra labai didelis pliusas ir manau, tai reikia išnaudoti studentų ypatingai stipriai, dėl to, kad jie gauna daugiau žinių, ar ne, ir kokybiškiau negu gal pačiam tik kapstytis, ar ne vienoje ar kitoje srityje. Taip, nes yra studijų programų, kur priima po 40-50 studentų, o kolektyvas jisai yra santykinai nedidelis. Santykinai nedidelis, tai apie 20, tarkime, 30 žmonių, kai tuo tarpu mes priimame iki 30 studentų, o mūsų kolektyvas yra labai didelis, nes tai yra 2 universiteto fakultetai, galima sakyti šitaip. Tai yra chemijos ir biomokslų. Ir iš išorės mes dar turime ar ne vadovų, kurie, pavyzdžiui, iš gamtos tyrimų centro ir socialiniai partneriai. Socialiniai partneriai tai reiškia dar plečiasi, ar ne tas ratas tų specialistų ir ekspertų savo srityje, kurie gali būtent O tai savo ruoštų leidžia studentui ir jo vadovui pakankamai glaustai dirbti. Tai yra dažnai susitikti, aptarti iškylančias problemas, pažvelgti į duomenis, kaip tos duomenys analizuoti tinkamai, kaip pateikti rezultatus. Tai kai kurios studijų programos neturi tos prabangos, kaip jūs tą sako, iš tikrųjų neturi tos prabangos. O dar prisimenu, ar nesakysiu, kokiom problemom reikia susiduria. Turbūt mano didžiausias toks nuogastavimas, kad sunkiai skaito dabar labai studentai ir čia irgi yra didelė problema. Ne visi dabar išmano technologijos, kaip tą skaitimą trumpinti ir padaryti į tokį kuo mažesnį, bet sudėtinga kartais, ar ne, užsiminėm, kad į gamtą mažiau norinčių, bet vis tiek atsiranda tokių, bet su skaitimu kažkaip labai visi mėgsta tokią susintetintą, sutrauktą informaciją arba naudotis, ar ne, paslaugomis dirbtinio intelekto, kad ar ne tą informaciją sutraukti. Ir tai irgi yra tendencija, su kuria reiks gyventi, ar ne, artimiausiais metais. Jis jau prasidėjo ir jau stipriai vyksta ir jinai tik stiprės. Mums iššūkių yra, dėstytojams iššūkių yra, tiek vadovams iššūkių yra, tiek komisijų nariams, kurie vertina darbų studentų, yra iššūkių, bet aišku, mūsų apmoko, mes patys mokomės, kaip pastebėti, kaip pamatyti, kaip studentui patarti, kad žiūrėki, ta technologija arba tas būdas, kurį tu naudoji, rašant savo darbą, apžvelgiant literatūrą, jis nėra korektiškas. Yra būdų, kaip teisingai išnaudoti, tarkim, tą patį dirbtinį intelektą šitame moksle? Taip, kas be ko, tai yra idėjų generavimas, tai yra tu negali perskaityti visos mokslinės literatūros, kurie egzistuoja, bet tu jo gali paklausti, žiūrėki,
kokia mokslinė literatūra jau egzistuoja šita tema, aš noriu spręsti tą problemą, ar ne? Tai ar jau sprendžiama ta problema, ar jau kažkas pabandė išspręsti tą problemą, kiek pasistumėjo ir taip toliau. Kuriuos aspektus palėtė, kurių nepalėtė, tai dirbtinis intelektas čia tikrai puikus įrankis nukreipti save į tą vietą, kur ištirtumas yra mažesnis, kur rezultatai tavo bus reikšmingi ir taip toliau. Ja, tai iš teksto pusės tikrai taip, aš sutinku, kad tai yra geras diskusijų partneris, ne visada tobulas ir labai dažnai netobulas, dėl to reikia irgi tą diskusiją parodyti, kad tu irgi nesi 5 metų vaikas klausdamas kažkokių klausimų, o labiau ar ne supažindinti, kad tu esi specialistas ir tu nori tam tikram lygyje diskutuoti ir ieškoti sprendimo, bet vėliau ar ne vis tik darbas turi rašomas būti tavo paties, ar ne, gali padėti išspręsti tam tikrą modeliavimo klausimą vėlgi, bet tu viską turi vis tiek suprasti, kaip veikia sistema ir tada tu gali pateikti, pasiūlyti sprendimus, viskas, tai paskaičiuoti kažkokius vidurkius irgi galima padėti, bet suprasti, ar ne, kas vyksta, tam reikia daug įdirbio, dėl to be abejo labai būna dažnai, kad jaunas žmogus per daug pasitikė dirbtinio intelekto pagalba ir tada nueinama į tokius kraštutinumus, sakyčiau. Tai dar šių dienų pavyzdžiais mano studentai dirba tikrai su nemažais duomenų kiekiais ir jie sėkmingai naudojasi dirbtiniu intelektu sistemindami tos duomenis. Jie tiesiog teisingai suformuluoja užklausas, užduoda užduotį ir sako, man reikia to ir to konkrečiai. Ir dirbtinis intelektas tą padaro minučių, jeigu ne valandų greičiu. Tai nei tai, ką tu darytum rankomis, tai yra skirtumas 10 minučių, kartais net valandus. Tai, žodžiu, efektyvumas su dirbtiniu intelektu yra tikrai didelis. Tik reikia gebėti su juo dirbti, reikia gebėti jam teisingai nurodyti. Taip, pakalbėkime apie atsiskaitimus. Būna įvairių vertinimo būdų. Kartais susidaro iš sudedamojo pažymio bendras pažymys, kartais yra vienas egzaminas sesijos metu. Kaip pas jūs yra? Visai, bet, sakyčiau, vyrauja be abejonės sudėtiniai pažymiai. Kaupiamieji balai, taip, kad dalis atsiskaitoma semestro metu, nes mes paprastai turim ir pratybas, ir seminarus, ir tie dalykai, kurie vyksta iš viso semestro metu, labai dažna, tikrai žinau iš kolegų, kad jie dar turi ir vadinamus koliokiumus tarpinius atsiskaitimus, pavyzdžiui, vidury semestro, kad jeigu medžiagos kiekis yra didelis, kad jau irgi liktų tik tai, pavyzdžiui, pusė egzamino ar ne pabaigoje, bet irgi mano praktika, turbūt pradėjau dažnai nuo tokio vieno didelio egzamino, pats kaip dėstytojas, dabar tokių dalykų nebelikę, beveik visi yra skaidyti, nes atsiskleidžia labai įvairiai studentai. Vieniems yra geriau ar ne su praktikos užduotimis, labai yra faina, kai pasidaro viską gerai ir teorinės dalis, ir praktinis, ir seminarus, ir taip toliau, bet tai duoda ir įvairumo, ir kartu tokios pačio kurso nesausumo, aš sakyčiau, kad jis irgi susideda ne tik tai iš kažkokių teorinių žinių, kurios reikia kartais iškalti, nors jau tokių dalykų irgi vis mažėja iškalimo, bet kartais reikia ypač su latiniškais pavadinimais ar kiti dalykai, tai čia nuo to neišsisuksi, bet vis tiek labai stengiamas ir net tą tokią dinamiką išlaikyti viso semestro metu, kad ir pats studentas dirbtų nuolatos, ne tai, kad jam viskas vyksta maždaug gali daryti, ką nori, tik tai semestro pabaigoj ateina didysis mokymasis, taip. Net ir aišku, vis tiek studentai turi 6 dalykus. Semestro metu studijuoja 6 dalykus ir tu negali visų dalykų padaryti, paversti tik tarpiniais atsiskaitimais arba tik egzaminais, nes perkrauni studentą ir mes klausome studentų nuomonės, žodžiu, kad studentai sako, žiūrėkit, gerai, kai visus yra galimybė atsiskaityti semestro eigoje per koliokumus, bet aš fiziškai nepanešu, todėl aš renkuosi 2 ar 3 dalykus, atsiskaitau semestro eigoje ir 3 ateinu į egzaminą. Bet yra tokių, kurie stengiasi viską atsiskaityti ir jau paskutinį mėnesį, tai yra sesijos mėnesį, tarkim, dabar sausio mėnesį pasilieka poilsiui arba prasilgina vasaros atostogos. Tai tokios galimybės būna sudaromos studentams, taip. O patys seminarai, tai yra tekstų, straipsnių nagrinėjimas ir jų aptarimas seminaro metu, ar kaip vyksta? Tikrai ne. Seminaro metu labai įvairiai. Seminaro metu studentai rengia pristatymus.
kažkokia konkrečia tema, arba tai būna pristatymas kažkokio vieno projekto, kurį tu atlieki viso semestro eigoje, tai seminaro laiką tu skiri to pranešimo rengimai, konsultacijoms su dėstytoju, kad atskleist visas būtent tas temos ypatybės. Kitais atvejais, kai kuriais dalykais aš asmeniškai turiu čia tokį, kad mes analizuojam kiekvieną seminarą tam tikrą problemą. Arba tai būna vaizdinė medžiaga, ar tai mokslinė publikacija ir aptariam tą problemą vieno seminaro metu. Būna, kad studentai tiesiog daro tokius quick pristatymus, greitus, trumpus pristatymus, jie pusę valandos skiria informacijos paieškai ir tada likusią valandą, kadangi studentų yra nemažai, mes klausomės, ką jie tai temai atrado ir pristato įdomiausia. O kokios tos pristatymų temos būna? Pavyzdžių duokite. Tarkime, dėstu aš agroekologiją, ar ne? Ir turime mes augalus, kultūrinius augalus iš skirtingų regionų, ar ne? Kurie naudoja skirtingą fotosintezės strategiją. Tai kiekvienam šitam skirtingos strategijos augalui, aš sakau, žiūrėkit, kokie yra konkurentai, kokios yra ligos, kokie yra kenkėjai, ar ne, čia viena tema. Kita tema, sakau, žiūrėkit, o kokios aplinkos sąlygos yra būtinos ir palyginame tas aplinkos sąlygas. Kodėl šitą strategiją naudojantis augalas jis negali augti toje aplinkoje, ar ne, kas yra ne taip, kur ir kokios yra ribos, kurių jis negali peržengti ir taip toliau. Tai jie kartu sužino daugiau apie tą augalą, kultūrinį augalą. Tai vieni renkasi tuos, kurie čia Lietuvoje auga, braškės labai mėgsta studentai, bulvės labai mėgsta studentai, ar ne, bet pasirenka ir tokių tikrai egzotinių, nes viena ten grupė augalų, tai yra dykumų augalai, kurie naudoja ten taip vadinamą KAM strategiją fotosintezės, jie Lietuvoje neauga, tai jie tikrai pažįsta ir šitos augalus, nes ir savo pasirenka vieną rūšį ir dar pasiklauso kolegų, kurie pasirenka. Žodžiu. Tai per tą įvairovę, tai seminaro metu būtent pasižiūrime ir įvairovę, pasižiūrime ir atsakome klausimus, kodėl taip yra, kodėl ne kitaip, kuo tie augalai yra ypatingi, kurios jų savybės lemia, kad jie stipresni konkurentai ar ten prastesni konkurentai ir panašiai. Kažkaip irgi kita mintis atėjo, kaip irgi minėjai su tos teistiniais dalykais. Aš turiu tokį kursą klimato kaitos valdymas, kuris yra pasirenkamasis, bet labai nemažai ir aplinkotyros aplinkosaugos studentų renkasi šį kursą. Tai ten yra projektas, kurį tu didžiąją dalį semestro darai tarpinius pristatymus ir tai yra apie prisitaikymo prie klimato kaitos tam tikrus instrumentų taikymą. Pavyzdžiui, jie papasakojo, kaip, pavyzdžiui, miesto tam tikra dalis gali prisitaikyti tam tikrus sprendimus, pasiūlo, ką reikėtų, pavyzdžiui, kur pažalinti, gal kokią transportą sureguliuoti, gali būti tai ežero kažkoks netgi ekologinio gerbuvio planas ir grinai mes turim tam tikrą net ir tokį strateginio mąstymo vystymą. Tai yra, nes yra atskiros dalis, kurios būdingos visiems planams rengti, jie iš karto pamato, kas yra planas, kaip jisai įgyvendinamas, kokios dalis jame turi susidaryti, bet kartu ir atranda labai nuostabių sprendinių, nes kartais prie tokių dalykų dirba ištisi institutai ar ištisios ten skyriai specifiniai, pavyzdžiui, kad ir Vilniaus savivaldybės, o čia nedidelė, dažniausiai tai yra grupinis šiuo atveju darbas, ne vienas studentas, tai irgi labai svarbu darbas grupė, ar neatsiranda įgūdžiai tokie kaip ne tik tai individualus, bet ir darbo pasidalinimas, vadovavimas. Ir tokių sprendimų, kuriuos negėda siūlyti, atrodo tokiam aukštesniam lygyje. Tarp tokioj mažoj grupeliai susikuria ar nelabai kažkokia gera energija ir visa tai išpildoma, pavyzdžiui, seminaro metu. Aišku, turime ne tik seminarus, turime ir praktinius užsiėmimus po paskaitų, ypatingai tokių tiksliųjų dalykų. Turime praktinius užsiėmimus, GISų, turime geografinių informacinių sistemų, darbą su geografiniam informaciniam sistemam, kurių žinias galima panaudoti ir dirbant ne su aplinkotyra susijusius darbus. Tikrai turiu pažįstamų, kurie studijavę šitoje srityje, paskui dirba savivaldybėje, nes tų specialistų, kurie gebėtų dirbti geografiniam informaciniam sistemom, nėra daug. O darbas jų yra neblogai apmokamas, nes visgi tas pats, kas ar tu informatikas, ar geografinių informacinių sistemų specialistas, darbas su kompiuteriu, darbas su duomenų bazėmis, analizės, ataskaitų ruošimas ir taip toliau. Tai turim ir praktinių užsiėmimų, skaičiavimų, modeliavimų, būtent tų paskaitų temomis. Taip.
Užsiminėte apie darbus, iš karto galime pašnekėti, kaip dar gali atrodyti potencialūs darbai studentų pasibaigusių šią studijų programą. Tai aplinkos ministerija ir visos aplinkos ministerijai pavaldžios institucijos. Tai čia viena tokia sritis, aplinkos ministerija, aš turiu konkrečiau, bet aišku, ne tik aplinkos ministerija, specialistų reikia ir kitoms ministerijoms, ir Žemės ūkio ministerijoje. Tikrai vietą gali rasti mūsų absolventai. Taip pat yra privatus sektorius, yra nevyriausybinės organizacijos, aplinkosauginės organizacijos, kurios sprendžia tas problemas, kurios stovi, žodžiu, kitoje barikadų pusėje kartais nei tas pačios valstybinės organizacijos. Tai vat, savo verslo kūrimas. Ir panašiai. Aišku, pedagoginis kelias, galima tęsti toliau studijas, baigti doktorantūrą, tapti dėstytoju, tapti mokslininku, galima pereiti į mokyklą, dirbti biologijos mokytojų, galimybės yra sudaromos. Jo, turbūt papildant, tikrai aplinkos ministerija lyg iš tos valstybinės pusės yra vienas svarbiausių, bet man atrodo, kad labai svarbu akcentuoti, nuo ko ir pradėjom gal laidą tą tokį, ar ne, sugebėjimą apjungti daug dalykų, dėl to tos žinios jos nepasimeta daugelis sričių, nebūtinai reikia tik tai tada kryptingai, jeigu yra noras, tikrai atsiranda galimybių ir nemažai ir tęsti studijas ir eiti į verslo, labai smagu, kad paminėjai, ar ne, nevyriausybinės organizacijas kaip tokias, kurio tikrai daug mūsų studentų nukeliauja ir aktyviai veikia šioje srityje, bet labai svarbu paminėti, kad kitose srityse tie įgūdžiai įgyti, tai gali būti ir netgi darbas laboratorijoje, bet gali būti taip pat darbas ir bankė su tam tikros analitikus, su, pavyzdžiui, klimato kaitos duomenų analizė. Labai svarbu, į ką žmogus labiau linksta ir nežinau, tas visada ten universitetas skaičiuoja, kiek žmonių po to įsidarbina, kiek toliau tęsia studijas, tai tikrai neatsimenu dabar skaičių, tikrai nesam iš tų, kur studentai po to ieško ir abejoja, ką daryti. Tikrai jie dažnai, ypač jau 3-4 kurso metu, turbūt gan aiškiai mato savo tokią bent jau artimiausių metų perspektyvą. Ir tikrai mes labai mielai džiaugiamės, kad daugelis jų stoja į magistro studijų programas susijusias arba panašias Vilniaus universitete tęsti mokslinio kelio. Dar reikėtų paminėti, čia tiesiog irgi dabar prisiminiau pavyzdį, kad tos visos pramonės gamyklos, kurios teigiasi laisvose ekonominėse zonose, praktiškai visoms jums reikalingi aplinkotyrininkai, nes tai yra žmonės, kurie turi suprasti teisės aktus, reglamentuojančius aplinkos taršą ir žiūrėti, kad šitos pramonės firmos, fabrikai ir taip toliau, jie nenusižengtų tiems įstatymams, reikia juos prižiūrėti, reikia ieškoti sprendimo būdų, kaip tą taršą mažinti ir panašiai. Tai čia specialistai irgi atkeliauja iš mūsų studijų programų. Dar ir pridėsiu turbūt irgi vėlgi, nors Europos Sąjungos žalesis kursas, nors šiek tiek ir dabar toks prilėtėjęs, bet vis tiek yra labai daug reikalavimų ir keliamų, ar ne, didelėm įmonėm, kad jie turėtų aplinkos vertinimo ataskaitas, irgi klimato kaitos visos ataskaitas rengti ir reiškia, čia yra labai didelis potencialas dar augti šiai sričiai ir ne tų specialistų kitur, ar ne, taip visapusiškai paruoštų Lietuvoje nėra paprasčiausia ir tai yra toks visai geras irgi būdas studentams, jeigu nebūtinai tęsti, tai jeigu mokslinį kelią, tada keliauti jau į verslą, jeigu ne patiems kurti, tai būti tam tikrų didelių įmonių dalimi, kas iš karto, ar ne, irgi ir prestižas, ir pinigai, ir visi kiti dalykai, ar neatsiranda, ir po to, aišku, ir galimybės toliau, ar nejudėti labai plačios. Tai šiais laikais nieks nelinkia užsibūti darbo vietoj turbūt dešimtmečiais, toks mes čia tokie atsidavėliai ir dirbantis universitete ilgai, bet labai dažnai tas dinamika yra, be abejo, tarp darbų keitimo yra natūralus procesas. Dar vienas iš pavyzdžių čia man pačiam
teko kalbėti, skambino, aš tiesiog viena koja universitete, viena koja turiu šiaip hobį, sodininkystę ir ten vasaros metu, Liepos mėnesį laukiu skambučio. Sveiki, statybų sektorius, sako, mes ieškom ekologo aplinkotyrininko, nes mes planuojam darbuotis pagal Jungtinės karalystės statybų metodiką, žodžiu, rengiame kaip ir ne mikrorajoną, bet kvartalą, norime pastatyti, išsaugoti tame kvartale visą žalią infrastruktūrą, žodžiu, mums reikia specialisto, kuris galėtų įvertinti būtent statybvietę, nurodyti statybininkams, kurioje vietoje galima vykdyti darbus, kurioje vietoje reikėtų darbų apimtį sumažinti, kad išsaugoti vieną ar kitą elementą, biologinį įvairovę, paskui postatybinis monitoringas, jeigu ką, rūšių grąžinimas, jeigu statybos metu mes turime rūšių praradimą ir taip toliau. Specialistai reikalingi tokie. Kokie tada yra svarbiausi tie studijų programoje dėstomi dalykai, nes atrodo ir teisė, ir biologija, ir geografija, kad atrodo visko reikia ir manoma taip iš viso išskirti, kas yra čia svarbiausia. Bet į šitą klausimą aš vakar prisėdu ir pagalvojau, taip sakau, nuodugniau, ne, iš tikrųjų negalima išskirti nei vieno dalyko, kad, bet žiūrėkit, čia šitie ekologiniai dalykai yra svarbesni negu, tarkim, aplinkotriniai, ar aplinkotriniai yra svarbesni negu ekologiniai, ar galbūt ten apskritai bendroji analizinė chemija turi būti pakelta ten kažkur tai aukščiau, nes tai yra, taršos pradžia, kai supranti, kas yra tarša ir taip toliau. Ne, nei vieno dalyko tu negali išskirti kaip super svarbaus ir nei vieno negali išskirti kaip mažiau reikšmingo, nes jie visi iš principo padeda sujungti žinias į vieną visumą ir priimti sprendimus, kurie reikalingi šių dienų problemams spręsti. Ir manau, kad jau nuo pradžių, ar ne studentas įsivažiavęs, ar ne į tokią terpę, ar ne, buvimą tarp svarbių lyg ir dalykų, nėra nuvertinamas nei vienas. Be abejo, vieniems sekasi gal geriau vieną, kitą. Čia yra natūralu, bet ar ne, niekas nespjaudo, ar ne, nesako, kad to nereikia, ir negirdėjom, kad būtinai keiskit studijų programų šitam niekam nereikalingas dalykas. Tokių labiau keičiame tam, kad suaktyvinti labiau semestruose kažkokius integruoti naujus dalykus, bet ar ne, natūraliai turbūt išryškėja tie pasirinkimai per mokslinio darbo pasirinkimo tematiką, reiškia, kur labiau orientuojasi, ar labiau į kažkokius biologinius, pavyzdžiui, žinduolių tyrimus, ar labiau į laboratorinius bakterijų ir virusų kokius nors atradimus, ar apskritai, ar ne, į temperatūros ir kritulių lauko pažinimą, ar vandens, ar ne, cheminės savybės. Tai yra turbūt labiausiai tas išskirtinumas padėjo, kad studentas vis tiek turi nemažą laiko individualių valandų skirto jam jau rengti mokslinį darbą, kuris jau prasideda nuo antro semestro, tai pasitęsiamas 3 ir 4, jau bakalauro darbo semestre, reiškia, mes irgi turim tokią gan ilgą laiką auginti, ar ne, tą mokslinį darbą, tai nėra pusės semestro darbas, tai yra vyksta iš esmės beveik 3 metus, ar ne, 2,5 metų, turbūt reikėtų sakyti, jau toks keliasi bakalauro laipsnį. Tai mūsų, aš sakyčiau, apskritai baigiamieji darbai yra stiprus ir tikrai turintis didelį mokslinį pagrindą, nes jie ruošiami ne pusės, ne vieno semestro metu dažniausiai, o gan ilgai. Taip, klausantis tų dalykų, kurie atrodo reikšmingi ir nereikšmingi, bet kai ateina metas pabaigti darbą, tada studentai supranta, kad visi dalykai, kuriuos aš išklausiau, kuriuos pasirinkau, prisidėjo prie jo baigiamojo darbo rengimo. Be to, mūsų studijos, apskritai Vilniaus universitete studijos yra labai liberalios, kai dabar turime individualių studijų šitą pasirinkimą, tai studentai praktiškai iš 6 dėstomų dalykų 2 privalo išklausyti kai kuriais semestrais, o 4 dalykai yra vos kad pasirenkami iš labai plataus studijų dalykų sąrašo. Tai jis jau pats gali nuspręsti, kuris dalykas jam yra reikšmingas, kuris mažiau reikšmingas. Bet dažniausiai būna, kad studentas pasibaigia studijas, pradeda dirbti ir tik tada supranta, kad vis dėlto tas dalykas svarbus buvo. Pašnekėkime apie literatūrą. Be abejo, yra labai svarbus moksliniai straipsniai ir jų skaitimas. Ar yra dar kažkokia literatūra, gal knygos, kurios yra labai svarbios? Kadangi labai daug įvairių dalykų dėstoma, tai išskirti vienos knygos ne. Kiekvienas dalykas praktiškai turi savo
svarbiausia literatūra ir jie dažniausiai būna nurodoma dalyko apraše, dėstytojai pamini tą literatūrą pristatydami kursą. Ir taip, kad vieno kažkokio aplinkotyrinio vadovėlio ar vienos kažkokios knygos tikrai jų tų knygų yra. Bet kad pasakyti, kad, žinai, ją perskaičius tavo nuomonė pasikeis, tikrai nėra. Ne. O jeigu reiktų vieną kokį nors rekomendacijų mūsų klausytojams pasiūlyti knygą, kiekvienas po vieną, ką pasakytumėt? Gali būti ir nebūtinai su šita studijų programa susiję. Man asmeniškai akis atvėrė kraštovaizdžio ekologijos vadovėlis išleistas Cambridge, jeigu neklystu, tai yra Essentials of Landscape Ecology, jeigu neklystu. Tai va, Kimberly With vadovėlis, tikrai labai stiprus vadovėlis, skirtas bakalaurams, parašytas aiškiai suprantamai, visi baziniai dalykai labai gerai išdėstyti, yra ir tikrai dalių yra skyrių, kur ten jau ir magistrams pritaikyti, aš kaip sakau, ten jau turi suprasti ne tik ekologiją, ne tik kraštovaizdžio aspektus, bet dar ir matematiką, kad galėtum jau įsigilinti visą, bet vadovėlis man šitas vienas iš labiausiai patikus ir taip santykinai naujas vadovėlis 2019 metų. Tai vadovėlis, kurio trūko būtent kalbant apie kraštovaizdžio ekologiją per ekologijos ir biologijos prizmę, nes labai daug yra vadovėlių parašytų per fizinių mokslų prizmę, per biomokslų prizmę mažai, tai šitas vadovėlis tikrai daug parodo, daug atskleidžia apie tai, kaip veikia gamta skirtingose kraštovaizdžio lygmenyse, pradedant, atrodo, 1 kvadratinį metrą ir baigiant mūsų planetą. Aš tai irgi galvoju, turbūt smagu, kad kai kurie fundamentalūs dalykai, aišku, mes turim ir lietuvių kalbą vadovėlių, ir kurie ir nesensta, ir atnaujinam ir taip toliau, tas yra geras dalykas, nors be abejo didžioji dalis vis tik tai literatūros yra anglų kalba ir to nepaneigsi, kas turbūt man pirmiausia dabar iškyla iš tokios mokslinės srities. Aš labai ilgai, kadangi pats domiuosi ir nagrinėju klimato kaitos tematiką ir miesto klimatas yra mano ta tokia sritis pažinimo dažna, tai labai ilgai norėjau, kad toks vadovėlis atkeliautų ir ne per seniausiai jis buvo išleistas, jisai Timothy Oke ir kolegų vadovėlis vadinasi Urban Climates, formaliai jisai tokį labai naują koncepciją irgi turbūt yra labai svarbu, kad ar ne tas naujumas atsirastų, ko vadovėliai kartais nebeturi. Dabar straipsniai turbūt ir yra vis tik pagrindinė literatūra ne dėl to, kad vadovėlis yra blogai, bet pasaulis toks dinamiškas ir tiek naujo atsirandama, kad jau nebeverta net pradėti rašyti, nes kol pradėsi, tai kai kas gali ir pasikeisti tiek, kad jau jisai bus pasenęs morališkai. Bet ši knyga, kurią minėjau, Urban Climates, tai yra labai taip irgi plačiai žiūrima į miesto klimatą, ne tik tai į temperatūrą, kritulius, vėją, bet ir ekologiją, vandens ciklus, klimato kaitos perspektyvą ir tokį labiau antropoceninį netgi požiūrį ir į mūsų veiklas. Tai irgi, kuris labai palyginti lengvai parašytas, kai kurie dalykai gal rimti, bet gali būti turbūt nuo bakalauro iki magistro puikiai naudojamas įvairiose srityse. Ir tada jau paskutinis laidos klausimas, jeigu reiktų vienu sakiniu būsimam studentui, kuris kaip ir norėtų stoti, bet dvejoja, nežinau, ar tai jam, ką jam pasakytumėte? Vienas sakinys, tai turi, ar ne, studentas, mes laukiam studentų, kurie domisi pasauliu ir kurie nori pažinti jį. Labai labai kviečiam jūs, tai tas domėjimasis ir pažinimas tikrai įgaus daug spalvų mūsų studijų programoje. Supratau, ačiū Jums labai, ačiū mūsų pašnekovams, nebent turite dar kažką, ką pasakyti, dažnai būna grįžti iš interviu, velnias, galėjau dar vieną kokį dalyką pasakyti, bet jeigu taip nėra, tai gerai, ačiū Jums dar kartą. Ačiū labai. Ir su Jumis, mėly klausytojai, susitiksime kitą savaitę, viso gero.